įkvėpę tyro oro vėpsnį, žvilgtelkit į šituos paveikslėlius. Tai, ką jūs matote čia, jūs visą dieną, pusę dienos tiksliau matysite ir grožėsitės. Bet pirmiausia, dar noriu, kad pasižiūrėtumėte į šituos paveikslėlius, pasidalinat greitai ir po vieną mintį, ką jūs matote ir kokias asociacijos kyla, pažvelgus į paveikslėlį ir šalia esančią aplinką. Prašau. Kokios asociacijos kyla, pažvelgus į paveikslėlį ir šalia mūsų supančią aplinką? Prašau. Taigi, prašau. Aš matau ašarą. Kaip ta ašara susijusi su mūsų aplinka? Nu, vanduo, ašara. Vanduo ir ašara. Ačiū. Man vanduo primena. Vanduo primena. Gal pasukkim dabar paveikslėlius, kad ir draugai matytų. Toliau. Rasos lašelis. Rasos lašelis. Braidėm po rasą. Augalai. Kokie augalai? Vandenyje augantis augalai. Ačiū. Toliau. Tyras, lietaus lašelis nukrenta į ežerą. Ačiū. Rasos lašelis. Rasos lašelis. Ašara taip pat. Ašara. Čia kaip žvakės ugnelė susidarius iš vandens. Parodyk visiems, kaip žvakės ugnelė iš vandens. Taip purslai kyla. Gyvybė, pasaulis. Gražioji rytmetinė rasa. Tai. Na, jūsų. Rasota rožė. Gyvūnų pristaikymas gamtoje. Varatininkai. Rasotas varatininkai. Skaidri ašara. Skaidri ašara. Ir širdis. Taip ašaroje. Gyvus vandens lašas. Vasara. Daug rasos lašelis. Lašelį krantis į vandens telkinį. O mokytojas ką mūsų ten turi? Čia lietaus pėdos. Tai, manau, numanote, kokia bus mūsų šios pamokos tema. Šiandien mes kalbėsime apie vandenį ir pažvelgsime kiek kitaip į jį. Tema – vanduo, gyvybės ir kūrybinio įkvėpimo šaltinis. Mūsų šios pamokos uždavinys bus toks. Dirbdami individualiai ir grupėmis, jūs tyrinėsite aplinkinius vandens telkinius, sisteminsit, kaupsit medžiagą, taip pat atliksite įvairaus pobūdžio kūrybinius darbus, kuriuos galiausia pristatysite bendraklasiams ir mokytojams. Matote kriterijus ir uždavinys sudarytas iš kelių kriterijų, todėl jūsų ir grupinis darbas bus vertinamas keliais kriterijais. Gausite įrankius, jūsų darbo kuprinės paruoštas. Ten yra segtuvai, kuriuose bus sudėta jūsų žurnalisto tyrėjo aprašas, kurį pristatys mokytoja. Taip pat gausite kiekvieną grupę vertinimus. Na, o dabar galiu jums bendrai pasakyti, už ką jūs būsit vertinami šią dieną. Pirmiausia, grupinė veikla bus vertinama kaupiamaisiais balais, vandens lašeliais. Aišku, jie tikrai neišgaruos, bet jie bus parašyti į dienyną ir virs realiais pažymiais. O realų pažymį sudarys 10 lašelių. Aprašymus kiekvieną grupę gausite. Puikiai atliktos visos 3 užduotys. Tyrėjo žurnalo apraše pateiktos, tai yra tyrimo rezultatai pateikti. Taip pat parašyti tekstai, kurie atitinka nurodytų žanrus. Ir 3 vandens lašeliai. Vadinasi, tyriamoji veikla, tekstai jums atneš 3 lašelius. Toliau visi grupės nariai parašysite miniatiūrą, kuri turės atitikti šio žanro reikalavimus. Potekstė, meninis stilius. Tai kaip rašyti miniatiūrą, segtuve priminimus jūs irgi rasite.
Na, o kadangi ši užduotis yra ir individuali, todėl tikrai aš perskaitysiu kiekvieną jūsų miniatiūrą ir dar įvertinsiu atskirai. Originaliai, kūrybiškai, estetiškai parengta jūsų gamtinė kertelė, vanduo gyvybės šaltinis. Ir už jos parengimą jūs gausite irgi 3 lašelius. Na ir galiausiai viešasis kalbėjimas. Gamtinės kartelės pristatymas klasės draugams ir mokytojams. Kalbama taisyklingai, glaustai, aiškiai. Paisoma kalbėjimo tikslo. Pristatyti, informuoti apie tyrimo rezultatus, pasidžiaugti kūrybiniu procesu. 2 vandens lašeliai. Na ir vos ne visas ežeras 10. Taigi, mokytoja, prašom, pristatykite. Kad būtų aiškiau ir mūsų svečiam, viešniom stebinčiam pamoką, aš labai trumpai noriu jums pristatyti tyrėjo žurnalisto aprašą. Kiekvieną iš 4 grupių, kurias pasiskirstėm jau prieš savaitę, pasirinkom priimtinas jų veiklas, draugus, su kuriais malonu dirbti. Kiekviena grupė gauna tyrėjo žurnalisto aprašą, tai reiškia, jūs atliksite 2 darbą. Šiandieną dirbsite ir kaip gamtininkai tyrėjai, ir kaip žurnalistai. Kokiagi jūsų misija? Tai kaip plūduriuoja ir braido ar panyra, kągi reiškia? Vaikai mus supažindins, ir ne tik tai savo klasės draugus, bet ir mokytojai stebinčių supažindins su augalais, kurie yra vandens telkinio paviršyje, kurie plūduriuoja ir kurie yra panirę. Be to mūsų pažindins su augalais, kurie yra ateiviai. Ir aš manau, kad mažiausiai 1 arba 2 ateivius pristatys ir paaiškins, iš kur jie atkeliavo ir kokį poveikį daro šiam ežerui arba šiaip jau vandens telkiniam. Antra vertus, tie, kurie plūduriuoja, braido ar panyra grupė, taip pat mums parašys labai smagią žinutę poilsiautojui, ar iš tikrųjų verta ilsėtis prie šio vandens telkinio. Pažaiskime skaičiais, jau pats pavadinimas sako, kad vaikai ugdys daugiau matematinę kompetenciją, tai reiškia naudodami specialų prietaisą, specialią lazdą sugraduotą, vaikai įvertins vandens telkinio ne tik tai alaušo, bet ir jį tekančio upeliuko gylį, plotį, ilgį, tą pasirinkto fragmento ir apskaičiuos tekančio vandens tūrį arba vadinamąjį debitą. Toliau jų misija bus šiek tiek kitokia, nes reikės paaiškinti, koks yra negatyvus žmogaus poveikis vandens telkiniam. Šiek tiek apie eroziją mums primins, parašydami taip pat keletą minčių poilsiautojams. Skaidrus kaip krištolas, tai turbūt jau ir pats pavadinimas sako, kad bandys įvertinti specialaus prietaiso loto pagalba vandens telkinio skaidrumo laipsnį. Ne tik tai Alaušo ežero, bet ir upeliuko. Ir parašys labai gražią žinutę, kad galėtų įvertinti poilsiautojai, koksgi tyras greičiausiai ir gražus šio ežero vanduo. Na, o pati turbūt rimčiausia grupė, kurios turime visi labai atsakingai, kurią turime gerbti, nes su žurnalistais elgtis reikia labai atsakingai. Nepamirškite, kad jie turi ir fotoaparatą, todėl delikačiai ir atsakingai bendraukite. Nepamirškite, kad geras žurnalistas, jeigu ne pro duris, tai pro langą, jeigu ne pro langą, tai ir pro kaminą įlenda. Taip, kad ypatingai suaugę mokytojai, kurie jaunystėje lankėtės prie šio ežero, jeigu paklaus jūsų nuomonės, kaipgi atrodė anksčiau ežeras, būkit geri, dalyvaukite pokalbyje, suteikite jam informaciją. Na, o po to jie greičiausiai mums parašys jau ištisą straipsnį, kaipgi atrodė ežeras prieš 10-metį ir dabar. Visiems vaikams, visom grupėm yra paruošti krepšiai. Pirmiausiai, tai norėčiau dar kartą padėkoti Utenos švietimo centrui, kuris rūpinasi mumis, tam, kad šitos pamokos tikrai taptų kitokios ir tikrai inovatyvios. Tam jie nupirko mums labai daug priemonių, investavo daug pinigų ir laiko ir todėl labai prašyčiau, kad priemonės labai atsakingai saugome ir kiekvienas komandos vedlys žinote, kad turite rūpintis ne tik, kad įdarbinti kiekvieną iš partnerių savo grupės, bet ir saugoti visas priemonės, nes dar po jūsų atvažiuos ne viena grupė.
Todėl priemonės saugom labai atsakingai ir gale pabaigoje visą tai jūs gražinsit. Ir turbūt pačioj pabaigoje sutelkia visus savo meninius gebėjimus, jūs labai gražiai ant A4 formato lapo, kartu turėdami prieglobstį po šiais labai gražiais grybais, tokiais stilizuotais grybais, jūs sukursite labai gražius pristatymus ir manau, kad išmintingai mums pristatysite informaciją, o mes jau išvažiuodami žinosime, kad greičiausiai tikrai verta dar kartą atvažiuoti prie šio vandens telkinio. Taigi, mėly mokiniai, imsime dabar į rankas priemonės ir kviečiu pirmą grupę pažaiskime skaičiais. Generolas Tomukas ir Tomukas pasiima savo riboženklius ir turbūt jums dar reikia vieno matavimo įrankio. Toliau plūduriuoja Braido ir Panyra. Tau ir riboženkliai. Taip, čia jūsų priemonės. Toliau sekanti grupė Skaidrus kaip krištolas. Neringos grupė. Ir dar lotas jūsų. Pasižiūrėkit, kaip atrodo prietaisas lotas. Po to jums paaiškins, kaip nedirba. Ir paskutinė grupė žurnalistai. Rimčiausia grupė. Taip. Tai dabar, mėly vaikučiai, dar vienas pamąstymas. Mes esame dvi viešnios, tik stebimus. O aš jūs labai gražiai prašau, elgiamės labai atsakingai, mes jau tai aptarėm, bet labai atsakingai, nesušlapkit kojyčių, nebriskite per giliai, stebėkite vieni kitus ir mes su mokytoja jums su patariamuoju savo balsu, taip pat kiekvieną minutę prieisime prie jūsų ir patarsime, jeigu kils kokių problemų. Tai dabar ir kviečiam vaikai. Pagrindas bus štai šita pusė, o žurnalistai lieka štai šitoje pusėje. Žurnalistam vieninteliam, kuriem galima pasirinkti ne vieną 5 metrų ribą, todėl kad jūs turite teisę įvertinti visą vandens telkinio kokybę ir pliusus, ir minusus, ir pozityves, ir negatyves žmogaus poveikį, ir negatyvų, ir pozityvų. O visi kiti trauksime į tą pusę. Vienintelė grupė plūduriuoja Braido ir Panyrais, kuriam laikui su manimi, nes eisime ten toli prie upeliuko, nes mums yra pati kokybiškiausia plūduriuoja. Kitos 3 grupės būsite su manim ir su Regina. Tai dabar plūduriuojantys su manim. Daiktus ir pasiemate ir savo užrašus, taip, ir užrašus einate prie pavėsinių, pasidedate pasitarėte darbus, taip, aš šito neringa. O kaip Lino sąrašas? Aš atrodo. Taigi, kad netinka pagal. Dabar va, jūsų vaikai nepamesti. Einam vaikai dabar su manim. O jeigu nuo tilto, Tomukai? Fotografuoja ir dalykiškai užrašyti saviems susijusius su upės vandens režimu. Mes šitą, mes kito. Ta išties marulė, kiek čia metrų? 10 metrų. Žiūrėk kamalį. Reikia įlindasti. Gerai, va čia Tomukas, ne? Aha. Pasibės kažkur prie krūmo? Netengi, palauk. Nes einate, va ten aš tai galvoju, kad prie krūmo. Ir lipt ir vandenį prie krūmo.
Man atrodo, užteks. Šitas nagųjų pasidobė. Žodžiu, toj nomėdat ne šitą, nedaryti nereikia. Gerai. Davė sausumos, taip? Kaip tai nereikia? A kur tas? Atsiprašau, kad taip pavadinau. Paim dar tą. Va, paim. Pavyzdžiui, tą. Va, šitą. Va, akį, nėra pavadinti. Raudoną. Gerai, ką? O skaidrumą išmetą. Palakyk šitą. Taigi dabar daro tas raidės. Vidurį. Gabijai reikia palyginti. Duok dar vieną indelį, ir kastuvėlį. Gerai, duokit kastuvėlį. Kaip sekasi? Žodžiu, čia kaip bus dugna. Ar nereikia? Kad kojytė vien kristų, žinai? Va, aha, atsargiai va tą ribą suras. Mum ribą, kiek ten tų metrų pasimatuokit? Čia kokie 2 metrai bus, ar 1,5 metro. Saugo guminis. Jeigu va čia nai... Tik nešnekėti, guminis čia yra smulkmė. Išdžiavinsime. Ne, tai gerai čia. Nu, dabar dar ten gali kojytę dėti, ne? O čia gali dar. Čia dar gali kojytę. O, viskas. Dabar pabandykit va čia metražą pasidaryti. Oi, čia daug kur dar galima. Vieną. Šitą atkarpą nurodyti. Va šitą va? O va čia įdomus. Ir va čia gilį, plotį. Paimkit biškit. Tai kur dabar dėsi tuos? Riboženklį dabar Va, užsidėkit. eikit, va čia visur galite. Gerai. Tai kur dabar dėsi šitą? Jeigu šitas. Dar gali čia į... Aš va čia riboženklį dar vieną turiu. Paduokit šitą. Žinot, kad darom, riboženklį paimam va kažko. Va, matai, koks gilis jau yra. Bet iš čia neįsismeiks net. Čia Ne, tai tu gilį pamatuok. Tu pamatuok gilį. Aha, kiek tai nenkryps, gerai? Galiu kur koja dar ne. Paimkit nuo vieno krašto, dėkit va ten va riboženklį ir kitą va čia va prie padėkit. Nuo čia? Nuo čia ir kitą prie krašto. Tomuk, va čia vadėk prie krašto, aha. Nes matai? Ne. Žiūrėk, va kur iki va šitos, iki vandenių. Čia, mokytoja, čia 60. Ne, rašyk. Va, Tomuk, va čia va yra riba. Nu, bet maždaug, va žiūrėkit, dabar pameruokit va šitą ribą. Tai aš galiu palaikyti, Tomai. Perkelk va tą riboženklį Va čia tiesiai. tiesiai prieš mane. Tik nenvirskit, Jėzus Marija. Ir ką leisi nuo kur? Nuo Čia Tomai, ne? Nuo jo leisi. 50. Tik nenkryskit. 53. 53. Dar va ten dėk per vidurį. Žiūrėkit. Aha, Duok va aš čia. galiu indėti, nes tu čia žiūrėk. Jo. 50 maždaug. Čia 50. O va čia na 53. 60. Va čia aš matau 60. Atsargiai tik nenkryskit. Va 60. Ir čia 60. Tai apskaičiuok. Išversi vidurkį matematinį. Dar galite ir 4 va ten dadėti. Bus iš 4 skaičių. Nenkryskit atsargiai. Ir Kas reikės? Nu pažiūrėsime čia, kokį minimaliai va tas srovė jam paskaičiuoti, kiek Ne, čia ant 30. posūkių. Tai pala, dabar reikia... Tokios pamatais sekti, kad būtų viskas atsisės, kad būtų... Labai natūralu. Vaikė, taigi ne mums čia. Ne mums. Dėkit, kaip prašau, nu vienu žodžiu. Paieškas kur padarsiu. Šitas, tikrai šitas. Kas šitas? A, ne, aš irgi va, pažiūrėk. Kokia? Toks, na, šitam lapelį. Na, tai kažkur dar buvo. Va, šitas gali būti gal geriau. Čia tai sulypys ant, žiūrėk, šitas buvo. Šitas. O tai kaip jis vadinasi? Varptoji plunksna lapė. Va, tai gerai. Tai kiek jūs jau dabar turit? Du varptoji. Turim šitų ir kokį dar. Ir va šitų va. Gerai. Sakyk Lūkai, pavadinimus tegu užrašo. Taigi Marčius rašo. Tai Marčius susirašo, gerai. Toliau.
Kokius pavadinimus? Paprastos. Ne. Ne. Paprastai mirtis. Gal užsirašau. Vartoju plunksną. Teks brys tau. Tuoj. Va, žiūrėk. Lumpialatai. Nu, jaunimas atrado kažką. Atrado. Tai kur ta nuotėka? Gerai, šaknų. Ieškok dabar. Va čia. Čia ištrauk. Va čia, matai? Labiau į mane. Va čia. Grinai va po man. Aha, va šitas. Nestraukiu čia. Davai, pamėginki, nors gal. Va, ištrauk. Negali. Neišeina? Normaliai paimti. O, nu va. Žiūrėk, aš šitą daiktas. Davai, ieškam. Ką? Labadiena visiems ir visom. Ačiū vaikai, labai nuoširdžiai dirbate ir dar kartą jums primenu. Šiandien mūsų pamokos tema buvo vanduo, gyvybės ir kūrybinio įkvėpimo šaltinis. Dar kartą noriu priminti trumpai mūsų pamokos uždavinukus. Dirbome individualiai, dirbome ir grupėse. Atlikome Alaušo ežero ir į Alaušą įtekančio bevardžio upelio vandens telkinių tyrimus. Kūrėme įvairaus pobūdžio tekstus gamtiniai kerteliai vanduo gyvybės šaltinis. Na, o dabar paskutinė uždavinio dalis, tai tyrimo rezultatus ir kūrybinius darbus jūs pristatysite klasės draugam ir mūsų mokytojam, kurios stebės jūs, vertins jūs jūsų atliktas veiklas ir gale pabaigoje pasidžiaugsime, kaipgi mums sekėsi. Tai dabar turbūt ir pradėsim nuo upės, kurią pavadinsime, pažaiskime skaičiais. Prašau. Mūsų grupė vadinasi Pažaiskime skaičiais. Mes atlikome matematinius skaičiavimus, nustatėme ežero gylį bei vidutinį greitį mūsų skirtų atkarpų. Taip pat nustatėme upės gylį, upės vidutinį gylį, greitį, plotį. Iškėlėme hipotezę. Hipotezė. Ežero tekmės greitis mažesnis nei upės. Taigi skaičiavimai. Ežero vidutinis gylis mūsų tirtos vietos buvo 40,17 cm, o greitis 4,9 m/s. Upės vidutinis gylis 48,75 cm, greitis 0,7 m/s, plotis 50 cm. Mūsų hipotezė visiškai nepasitvirtina, nes ežero tekmės greitis buvo didesnis už upės, o upės tekmės greitis, galima sakyti, jo visai nebuvo. Probleminis klausimas. Sekundę priminsiu, argumentuokit, dėl ko upės tekmės greitis buvo toks mažas. Upės tekmės greitį turbūt įtakojo augalai, kurie yra apaugę visame telkinyje ir jie sumažina upelio srovę. Ir kokį procesą sukelia vandens telkinyje? Upelio pelkėjimą. Upelio pelkėjimo procesą. Taigi upelis, galim santykinai pasakyti, jau virsta kuo? Upelis. Probleminis klausimas. Kas lemia
Ežero pakrantės eroziją lemia poilsiautojai bei vandens srovė, kuri neša smėlį pakrantėje. Upės eroziją lemia taip pat vandens Tos atodangos, kurios susidarė ežero pakrantėje ties medžiais, yra natūralaus pobūdžio. Ir ar galite argumentuoti, kodėl jūs supratot, kad tai yra natūralios aplinkos poveikis? Nes vėjo sukeltas bangavimas išnešė augalų šaknis. Ar šaknis išnešė, ar kažką kitą? Žemė. Kur mes augalus, ar į žemę, ar į dirvožemį sodiname? Taip, tiesiog buvo išplautas dirvožemis, atsidengė šaknis ir tada mes tai vadiname kokia natūralia ar dirbtinė erozija? Natūralia. O kai kurių, pavyzdžiui, augalų šaknis arba plotai, kurie atidengti kokią, kas galėjo turėti įtaką? Turbūt, tarkim, aš manau, kad pavasarį, kai ištirpsta sniegas, vanduo pakyla, augalai tuo pačiu ir kai vanduo nuslūgsta, augalai lieka. Tiesiog lieka žvėringas plotas. O žmonės gali turėti įtaką erozijai, vandens kietumui? Kaip gali žmogus, pavyzdžiui, sukelti, elementariu būdu sukelti erozinį procesą? Be abejo, tiesiog, kada maudytis eina žmonės, jie nežiūri ten, kur yra liepteliai, bet kur gali praeiti. Ten, kuriem patogu, pradeda bristi tą vietą ir brisdami, ką jie daro? Taip. Garsiai. Išminda žolę, nu gal ne iškapsta, bet tiesiog išminda žolę, numina ir tiesiog lieka atodangos. Tai dabar dar kartą patvirtinkit jūsų hipotezę pasitvirtinti, ar? Mūsų hipotezė visiškai nepasitvirtina. Visiškai. Dabar einam prie probleminio klausimo. Probleminis klausimas, kas lemia pakrantės erozijos. Jūs sukūrėt be abejo turbūt kažkokius tai vaizdingus. Miniatiūrą parašėte? Savo. Kas mums pristatys? Kiek jūs čia sukūrėt miniatiūrą? Mes kiekvienas iš mūsų sukūrė miniatiūrą, bet skaitysime tik keletą iš mūsų, tai reiškia aš ir Meda. Tai ne keletą, o dvi skaitysime. Miniatiūras pristatys. Pirmoji miniatiūra – nemiga. Ankstyvas rytas. Pasiimu švarkelį ir išeinu į lauką. Kankina nemiga. Artėju šulinio link, iš kurio ketinu pasisemti vandens. Tačiau mane sustabdo keistas, bet malonus ausiai garsas – upelio čiurlenimas. Padedu kibirą ant žemės ir einu į tą pusę. Vanduo skaidrus kaip krištolas. Matyti visą žuvys, povandeniniai augalai. Tame veidrodinėme skaidrume atsispindi dangus. Pasimiu ir užsipilu saują bėgančią vandens, norėdamas save pažadinti iš jau spėjusi mane apgaubti miego spąstų. Įmerkiu kojas į vandenį ir matau, vanduo pasrūva krauju, kuris kaip upelis teka plačiai ir lėtai. Tekmė nusidažo raudonai ir aš pajuntu siaubingą skausmą. Bandau ištraukti kojas, tačiau negaliu. Galinga antgamtinė jėga laiko mane. Atmerkė akis, o prieš mane besišypsanti mama. Prisikėlėme. Nuleidus slėnį, gaudas vaidinčius drugelius, kažkur skubantis upelis staiga sustoja, pakviečia įsimaudyti. Sustoju. Žuvis pakrypsta į tulpę, žiūrinčią tiesiai geltoną saulę. Išlipdo kreivam, linguojančiam beržui. Žiūrėk, koks skraidus ir beribis dangus. Ar jauti, kokia galinga žadinti saulę? Beržas atsidūsta ir iš lemelio. Nėra nieko gražiau už dainuojančią širdį. Parinkote dvi jums labiausia patikusias miniatiūras. Jūsų grupė, visi grupės nariai parašė po vieną miniatiūrą. Pažiūrėsite, šiandien yra parašyta visas miniatiūras. Tai manau, kad būdami tokioje neįprastoje gamtoje prie Alos ežero, jūs tikrai kūrybiškai įkvėpėte ne vieną gražią mintį. Ačiū, mes jas išgirdome, o aš perskaitysiu ir kitas likusias miniatiūras. Dabar vertinimo mokytoja 2 lašelius skiriame, kadangi visos miniatiūros perskaitytos, o dėl viešojo kalbėjimo, tai dar kol kas
palauksime visų grupės narių pristatymo ir pirmiausia, gal susitarkime, kada pristatote, mes jūsų neklausėme, mes jūs išklausome. Visi klausimai po jūsų pristatymo, nes viešasis kalbėjimas turi būti nesutrukdomas. Ačiū grupės nariams. Dabar turbūt galime pakviesti antrąją grupę. Prašau. Mūsų grupė padarojo Braižą manierą. Ir mūsų tema – vanduo gyvybės šaltinis. Hipotezė. Rasime augalus užteršto vandens indikatorių. Mūsų hipotezė visiškai pasitvirtino, nes rasti augalai rodo, kad vanduo yra užterštas. Radome užteršto vandens indikatorius. Tai pirmiausia, tai raidantys augalai. Pelkinis lūksnis, šakotasis švirpis, plačialapis šventras, tuomet panirę augalai garbaniotoji plūdė ir paprastoji nertis. Ir vienas plūduriuojantis augalas, tai paprastoji lubnė. Atradome augalą ateivį, kanadinė elodėja. Šis augalas auga nešvariame vandenyje. Miniatiūrą. Parašė miniatiūrų ir dvi geriausias antroji. Paskaitysiu. Akimirkos trapumas. Koks nuostabus ežeras ankstyvą pavasario rytą, kol diena nesudrumstė jo ramybės. Vanduo vėsus ir tyras kaip krištolas, o tą grožį dar labiau paryškina įvairiausiamis spalvomis auštantis ryto dangus. Stotelis ežere, kaip virpa vandenyje ant medžio lapų pakilė ledmetinės rasos lašai. Staiga netikėtai vienas lašas nukrinta, vanduo suraibuliuoja, o į visus pusės nubėga bangelės, surkydamas nuostabią vandens ramybę. Žiūri, kada gali suirti jo kaip brangintą ramybę. Miniatiūra sielos lašelis. Kita miniatiūra sielos lašelis. Vanduo lyg pasaulio stebuklas. Jis lydi mane visur ir visada. Dievinu lietų. Ne dėl to, kad būna šalta ir šlapia ir dangus lyg verkia, o dėl to, kad jis susideda iš milijonų lašelių, o tie lašeliai svajingai, bet negailestingai tave apsupa. Ir net nepastebi, kaip tai šlapitėjas. Vanduo jis tarsi sutelpa tiek daug, bet kartu ir tiek mažai. Kiekvienas vandens lašelis mums padeda užsimiršti ir širdį užlieja palaimą ir atgailą. Kartais atrodo, kad į tave iš ten žvelgia kažkas kitas, tarsi malonus ir priimtas tau pasaulio. Vanduo tai lašelis mūsų kiekvieno sielos. Kokius augalus radote upelyje? Čia visi buvo iš upelio. Visi iš ežero tada? Ežere matėm taipogi kanadinės elodėjos, daug pakrantės. Tai yra blogas indikatas. Ačiū už gražias miniatiūras. Ar visi parašėte iš visų grupės narių? Kai kurie namie, kai kurie čia vietoje parašė. Labai gerai. Svarbiausia, Karoliui pavyko ir jisai turi galimybės jums tam pristatyti.
pasakysite ir individualiai įvertinsite kiekvieną. Tai kadangi yra visos miniatiūros, pristatymas, gamtos kertelė, vanduo gyvybės šaltinis, vaizdi, graži, panašeliai steka. Nors jūsų miniatiūrą iššaukėt lietų, ačiū Dievui, dar nelyja. Prašom, sėčiam. Taip. Gal kviesim, turbūt pažaisit, ne? Skaidrus ir grįžta. O žurnalistą paliksim tau. Vaikai, gal aš padėsiu, gerai jums? Žiūrėkit, gal vieną mūnę man, kadangi spraudyčių nebesiūlyti. Vidurį patraukti, gerai paukti. Mūsų grupė vadinasi Skaidrus kaip krištolas ir mūsų tema vanduo gyvybės šaltinis. Tad mano kolega pasakys vietą, kurioje mes tyrėme, vykdėme šį tyrimą. Rajonas buvo Utenos rajonas, seniūnija, Sudeikių seniūnija. Tyrimo tinklas pavadinimas Alaušo ežeras ir į jį įtenkantis vietinės reikšmės upelis. Hipotezė mūsų buvo tokia, jog Alaušo ežero vanduo bus neužterštas ir gan skaidrus. Probleminiai klausimai. Sugrįšiu prie tyrimo rezultatų. Mes su tam tikrais prietaisais skaidrumai matuoti. Nepasėmėme, atsiprašome. Tad mes ištyrėme visų pirmiausia ežero skaidrumą, keliose vietose tyrėme. Ežero skaidrumas yra gan aukštas, 40 laipsnių. Šį vandenį būtų galima net ir gerti. Upelio skaidrumas yra mažesnis, 25 laipsniai. Dabar dugnas. Upelio buvo akmeningas dugnas, o ežero smėlingas. Vandenyje, kuo skiriasi vandenyje esantys akmenys nuo sausumoje? Vandenyje akmenys būna nugludinti ir nekampuoti, o sausumoje atvirkščiai. Kampuoti ir šiurkštus. Čia va dar skaidrumas, čia upelio vanduo, matosi, kad jis biški pageltonėja, biški su dalelėmis, o čia Alaušo ežero. Viešnia mūsų irgi, kad iš tikrųjų labai skiriasi. Čia upelio, čia Alaušo. Tai ežero galima ir gert? Taip. Jūsų laukia. Kur jūs jį pasidėjo? Tai tada bent jau paaiškink, kaip atrodo. Taip, tai aš jums ir paaiškinsiu, kaip jis atrodo. Jis susideda iš pagalio, jis yra sugraduotas centimetrais ir ant galo uždėtas diskas, ant jo užrašėme 3,5 mm dydžio raidės ir pagal jas orientavimas, ar vanduo yra gan skaidrus ar ne. 1 cm reiškia 1 laipsnį skaidrumą. Tad matote, kad čia sugraduota kas 5 cm. Tad, kaip minėjau, Alaušo ežero 40, tai yra labai puikus skaidrumas, o upės 25, tai yra vidutinis. Nes bazinis taškas, primink, koks tai yra? 30 laipsnių. Laipsnių? Jeigu 30 laipsnių skaidrumas, vandenį jau galima gerti. Ir be to, šis prietaisas vadinasi lota. O galima savo šulinio kibirą pasisemti ir išmatuoti lotą? Galima? Galima. Tai tada mes lotą pasiimsim. Probleminis klausimas. Kodėl Alaušo ežeras yra poilsiautojų mėgiama vieta? Tai čia skaidrus vanduo. Ir manau, aš jį papildysiu. Manau, jog dėl to traukia, nes graži aplinka, sutvarkyta,
ir manau, kaip sakoma, geri radai. Ir manau, pagrindinis yra faktorius tai, jog švarus vanduo mažai užterštas. Ir aš pati jame maudausi dažniausiai. Tikrai, šis ežeras yra labai geras. Tuomet pereisime prie miniatiūrų. Pirmoji miniatiūra – ežero gelmė. Vanduo taip gražiai tyvuliuoja, sėdi, stebi ir grožiesi. Akimirką net pamanai, kad prisi ir būgnelį pasiesi, bet taip nėra. Tave gali pasikviesti paskolumės ir nejausdamas nukrisi į gelmę ir niekada iš ten nepakilsi. Niekas nepamatys ir niekas nepasiilgs. Ir pabundi iš svajonių ir toliau gyveni realų gyvenimą. Vandens lašai. Ar žiūrėjai, kada ankstyvą rytą į vandenį, tiksliau į rasos lašus, ant lapų, žolės, voratinkų. Vandens lašelis būna vėsus ir tyras, kaip krištolas. Jame atsispindi viskas – dangus, kylanti ryto saulė. Geriau įsižiūrėjus pamatysi, kaip virpa ant lapų pakibė ir vidinės rasos lašai. Žmogaus gyvenimo žingsniai, kaip vandens lašai. Tik lašeliai. Virpės ir nukris, nebeliks atspindžių. Gyvenime niekas neišnyksta ir po dešimtmečių. Žmogaus atmintyje praeities vaizdai. O dabar tekstas vaizdingais palyginimais ir epitetais. Kai žvelgiu į Alaušo ežerą, jis man atrodo skaidrus kaip krištolas ir spindintis kaip žvaigždės. Kartais mus nuramina lyg muzika, lengva, rami. Skaidrumas apakina lyg saulė. O vandens lašas skaidrus kaip ašara, tekanti per veidą. Ir gyvenimo ir upės srovės yra tokias pat, staiga besibaigiančias. Tai toks mūsų. Ir svarbiausia išvada yra. Mūsų hipotezė pasitvirtina. Alaušo ežeras yra gan skaidrus, kaip minėjome. Jį galima gerti, o upelio, kaip minėjome, nekoks. Skaidrumo laipsnis, todėl mūsų hipotezė, kaip jau minėjau, pasitvirtina. Labai ačiū už dėmesį. Dėkoju šitai grupiai. Klausimų turim. Tai Alaušas ar Alaušas? Alaušas. Ačiū, Gyti. Aš norėčiau kaip biologijos mokytoja truputį tokią pataisymą pastebėti tokią vieną mintį, kad jeigu skaidrus vanduo, tai dar nereiškia, kad jį galima gerti. Jame tiesiog malonu maudytis. Bet tai yra vienas iš faktorių, kuris iš tikrųjų nuteikia maloniai ir jautiesi truputį saugesnis, kada maudaisi tokiame telkinyje. Bet kada pastebi vandens indikatorius, kurie įrodo, kad vandens tam tikrą taršumo būklę, užterštumo būklę, tada jau šiek tiek susijaudini ir galvoji, kad gal neverta jo gerti šio vandenuko, tik maudytis jame yra malonu. Tai čia šiek tiek tokį pataisymas paklaidas. Ačiū. Kaip sekėsi jūsų grupė miniatiūras? Jūs Visi turite parašė. visas- Visi namuose parašė. Taip, ir išrinkote jūsų manimo pačias Geriausias. Dėkoju šiai grupiai ir gal tiesiog liko nebedaug čia mūsų žurnalisto blikstė, taip? Vienintelis, bet negaliu tylėti ir iš karto pasakau ir kitai likusiai grupiai, keliame mes ką? Klausimas, taip, kirčiuojame taisyklingai. Todėl, kai išklausysime paskutinę grupę, aš keletą pastebėjimų, pastabų dėl pristatymų pasakysiu ir tuomet bus paskutiniai išdalinti lašeliai. Dėkoju. Galit paimti, jo, galit paimti, ir pakeisti kitų. Jau galima pradėti. Prašom. Sveiki susirinkę čia. Mūsų grupės pavadinimas žurnalistą Blikstą. Parengėme pristatomąjį darbą apie
ištyrė Alaušo ežerą. Tai hipotezė. Rasime šiukšlių, negyvų žuvų, erozijos paveiktų ežero vietą. Tyrimo vieta. Rajonas. Utenos rajonas. Seniūnija. Sudeikis seniūnija. Vandens telkinio pavadinimas. Alaušo ežeras. Taip, ištyrėme du Alaušo ežero pakrantės fragmentus. Štai pirmąją fragmentą eskizas, forma. Čia pavaizduotas vanduo, o štai čia sausuma. Čia. Tai pirmas fragmentas, krantas. Krantas stipriai paveiktas erozijas, smėlingas, vandens dugnas dumblėtas, pavieniui galima rasti šiukšlių, nupjautų šakų, medžių. Dideli ir pavojingi supuvę medžiai nukertami ir paverčiami į... Tai antras fragmentas. Štai jo eskizas, vanduo čia, bėgantis upelis, va, taip račiais teka ir čia sausuma. Sausuma štai. Krantas mažiau paveiktas erozijas, daugiau dumblo, labiau apaugęs vandens augalais. Taip. Neigiamas žmogaus poveikis ežerui. Erozija. Žmogaus ir gamtinė. Į ežerą įsmeigta padanga. Vamzdžiai šalia vandens. Padvėsusios žuvys. Kertami medžiai ir deginamos šakos. Randama daug šiukšlių šalia ežero. Taipogi netoli kranto randamos paplavos, kurios skleidžia nemalonų kvapą. Teigiamas žmogaus poveikis ežerai. Pavojingi, kaip jau minėjau, pavojingi ir dideli medžiai paverčiami sėdimosiomis vietomis ir įrengta puikia poilsiavietė, puikios vietos pramogauti. Taip, probleminis klausimas. Ar žmogus daro įtaką ežero užterštumui? Tam, kad įsitikintumėm, apklausėme vietinį gyventoją. Taip, vieną. Ir jo klausėme tokių klausimų. Kaip ežeras ir jo aplinka čia atrodė prieš 10 metų? Nebuvo poilsio vietų, privačių zonų, nebuvo kirtami medžiai, statomi tiltai. Ką manote apie dabartinę aplinką? Džiugina puikios poilsio vietos, pramogų vietos, sutvarkyti krantai. Kam skiriama didžiausias dėmesys Alaušo ežero vietovėje? Didžiausias dėmesys skiriamas poilsiautojams. Įkuriamos pramogų vietos, kuriamos geros sąlygos pramogauti. Mūsų išvada. Hipotezė pasitvirtina, ežero pakrantė ir vanduo buvo užteršta, buvo aptikta šiukšlių, net negyvų žuvų, medžio šakų, tačiau gamta čia prižiūrima tik tai tiek, kiek to reikia ir tai yra reikalinga patiems poilsiautojams, o daugiausia dėmesio skiriama jų pramogoms. Taip pat mes kaip menininkai parašėme ir visa grupė parašė miniatiūras ir turėjom vieną kitokį kūrinėlį, apie meninį kūrinėlį. Tai norėtumėm jas ir paskaityti. Mano miniatiūra gyvenimo tėkmė. Paklausyk, ar girdi, o gal matai, kaip jis greitai eina? Pamąstyk, pagalvok, ar jis vertas tyrų tavo ašarų? Sudrumstos mintys, jam lyg pavojai, kurie slypi tamsioje, neaiškių būtybių pilnoje dugno gelmėje. Vandens tėkmė prilygsta jo greičiai, upelio čiurlenimas jo švelnumui. Tyra ašara jo gailestingumui. Vaidens skaidrume atsispindi jo tikrasis veidas, tikroji sielos gelmė. Balta lelija simbolizuoja, koks jis tyras, nuostabus, suprantantis bei užjaučiantis.
Norisi įsivaizduoti jį tyrą kaip ašarą, bet kartais tai tiesiog neįmanoma. Pasitarėšyte 8 C klasė. Paplokim. Rytinis esė. Rytas. Atsikėlęs žvelgiu pro langą į bundančią gamtą, kuri vilioja ir kviečia mane. Išbėgęs įkvepiu rytinės gaivos, kuri užplūsta manas mintis ir jausmus. Kojas jaučia šaltus, virpančius rasos lašelius, kurių to neliks, vos pašildys saulė. Žvelgiu į blysinčią tolumą. Kyla pilkšvas, paslaptingas rūkas, drumčia vaizdą akise, ragina mane skubėti blyksnio link. Atbėgu. Prieš akis atsiveria nuostabus horizontas, jame įsikūnijusi ežero gelmė. Žėrintis vanduo spygina mano akis, prisėdu pakrantėje. Akis bando apriepti nuostabų vaizdą. Skaidrus kaip krištolas vanduo, tyla ir ramybė. Besisupantis lelijų žiedai. Dar pabūsiu, valandėlę, iki kol išgirsiu miesto gaudesį, minios skubėjimą ir prarasiu tylą. Tautvydas Kūnas, 8 C klasė. Ežeras skaidrus, tyras lyg krištolas. Jame atspindi mano atvaizdas pavasarinės saulės spindulių nukviestas ežeras atrodo kaip žaidžiantis saulės zuikutis. Įbrendu basomis į vandenį, vėsus lyg naktis, skaidrus kaip vaiko ašara, laikas tarsi vandens tėkmė. Ieva Šarlovskytė, 8 C. Ačiū uždėmesi. Ačiū už tai klausimų gal turite draugams? Neturi. Ar visos miniatiūros parašė? Taigi, aš iš jūsų jau pristatymą supratau, kad visos parašytos. Taip. Ir du vandens lašeliai atkeliauja, bet iš karto visom grupėm noriu pasakyti. Dabar gavote jūs. Jūs teigiate, kad visi parašėt. Mes išgirdome tikrai puikias meniškas miniatiūras. Tačiau aš dar individualiai jas peržiūrėsiu. Tikiuosi, kad neišgaruos koks nors lašelis, nes jie patys turi. Na ir dar mūsų buvo vertinime mūsų pristatymas. Bendra pastaba visoms grupėms. Tik nebuvo nei vienos grupės, kuri būtų kalbėjusi ir kirčiavusi tikrai be klaidų. Nebūtų nei vienos klaidos. Jau džiaugiausi žurnalisto blykste ir atsirado dėmesys vietoj dėmesys. Va, ta klaida ir tikrai pamastyti. Kodėl taip sukirčiavot, gal netyčia, taip iš susijaudinimo. Klausimai. Tai yra tikrai rimta kirčiavimo klaida. Mes sakome klausimą, keliame klausimą ir procentais, galbūt kabliukataškais rašome ne kablais. Atsimenat, kai kas sakėt pristatymę? Todėl po vieną lašelį visoms grupėms, gal žurnalisto blykstei pusantro siūlyčiau. Taip. Pusantro, o visiems po vieną. O aš norėčiau taip pat pridurti, kad dalyvė žurnalistą turėjo... O dabar liko dar viena labai svarbi veikla, tai jūs turite patys įsivertinti. Ir aš žinau, kad jūs tai mokate, tam jūs turite perkinti neprasme pyragą, kuris padarytas į labai daugelį gabalėlių, beveik į trupinėlis, ir tos trupinėlis norėtume, kad jūs trumpai ir argumentuotai pristatytumėte. Ar visiems vienodai, ar iš tikrųjų šiek tiek skiriasi. Labai patinka ir pradėsim vėl turbūt pirmos grupės. Ar tai reikės, bet kokia jūs pasitarėte? Taip, reikia. Taip, tai mes suteikiam jums svar kokias 2-3 minutės pasitarėm. Reikia argumentuoti. Minimaliai argumentuoti, dėl to jūs rašote vienam duodate 3 pyragų dalis, kitam 5 pyragų dalis. 3-4 galbūt minutės, kol mes mokytoja pradėjome.
Tomukas, taip? Jetus turi. Grupės vadovas. Aplodismentai Tomui. Mokytoja, o dabar kiekvienas turi? Čia paskui. Mūsų grupė pažaiskime skaitį. Klausom visi tyčiai. Mes pasidalinome pyragą šitaip. Deimantui skyrėm 3 dalis, nes jisai nurašė beveik visas miniatiūras, padėjo pagražinti mūsų darbą, klijavo ir rašė. Medai skyrėm 2 dalis, nes jinai, kai Kasparas matavo, sekiojo ir užsirašinėjo tai, kas reikia, kaip mažoji žurnalistė. Taip, Kasparui skyriau 3 dalis, nes jisai atliko visus, galima sakyti, visus praktinius darbus. Laurinui skyriau 1 dalį, nes jis Laurinas. Atsiprašau, Tomai, tai ar tu skyrei, ar jūs visiems kartu? Tarėmės ir skyrėme kartu. Sau skyriau. Sau skyriau 5 dalis, nes parašiau puikiai sumaketuotas korteles beje. Pasidėkite. Taip. Ir pasirūpinau tai, ką reikia kitiems. Ir stengiuosi vadovauti man. Janui rašiau 2, nes parašė miniatiūrą, parašė gerą miniatiūrą. Prisiminsiu. Padėjo pildyti mūsų projektą bei fotografavo augalus. Taip, ir grupė sutinka. Sutinka. Yra grupės vardu. Pažymėkit, kad čia jūsų grupė. Ačiū. Perskaitysim viską šią. Toliau, kita grupė. Kas antra grupė? Prašau. Mūsų grupė Krištovas. Mes pasidarėme dalį, ir mane sudarome po 3 dalis, nes mes dirbame maždaug po lygiai ir be jokių nesklandumų pasidardami viskas buvo sklandžiai. O Emilija ir Nomedai po 2, nes išėjo nelabai maloni situacija, kai vos mūsų grupėje atsirado problemų dėl to, nes es nesugebėjo atlikti pilnai savo užduoties ir truputį pavedė. Ar sutinkat grupės nariai? Ar sutinkat? Taip, mergaitės pritarė, kad jos truputį nusikaltusios yra šiandien. Gerai, ačiū. Toliau, gerbiamus žurnalistus. Ne jūs norit. Prašau. Mano grupė buvo sudariuojam raidą ir panyrą. Ir pyragas turi 16 dalių, tai mes nusprendėm jį padalinti būtent taip. Karliui davėm 2 dalis, nes jis šiandien nelabai dirbo ar buvo nelabai aktyvus. Stinki Karli. Taip, mergaitėm Redai ir Gabrieliai davėm po 4, nes jos labai daug dirba prie projektą, fotografavo Redą. Gabrielė užrašinėja miniatiūras, perrašinėja. Tada aš Gytis ir Vytenis gavom po 3 dalis, nes tas žolė žvejojam už dugną, padėjom mergaitėm ir panašiai visai pagelbėjom grupiai mūsų. Kaip manot, kad nusipelnės? Būtent. Taip, ar grupė sutinka, prieštaraujančių yra? Nėra, tik tai pyragą, tai mums gražiai. Pyragą man. Tau štai garsiau gerai? Taip. 16 pyrago dalių paskirstėme taip. Deividas, Martynas ir Ieva gavo po 2 balus. Nu taip, 2 pyrago dalis. Šiek tiek trūko iki aukštesnio įvertinimo. Rosita ir Lukas padirbėjo daugiau gal po 2,5. Aš ir grupė to pritarė, nepagailėjom man 5 balų, dėl to, kad iš anksto suplanavau miniatiūrų rašymą. Prieš šią savaitę jau jos buvo pateiktas mokytojai.
padariau šias 5 korteles, suplanavau darbą, kurį iš karto, kai čia atkeliavome, iš karto suskiršiau ir pasirūpinau meninę kompoziciją. Bet Tautvydai, o ar nereikėjo tau daugiau ne pačiam dirbti, bet ir kitus įtraukti? Tikrai buvo, jau va paklausti. Viskas gerai buvo, bet tiesiog labai gerai, kad tu puikiai dirbai, bet vėlgi grupinis darbas yra, kai... Nebuvo taip, kad aš darau, o kiti sėdi. Buvo visiems šiek tiek trūko to užsidegimo. Supratau, teisinga, žurnalistam būtina susidegimas. Na ir viskas. Galutinis vertinimas, kaip jau žinote, galime bus jau mokykloje. Mes pasitarsime su mokytoja, peržiūrėsime jūsų darbus ir būsite įvertinti, kaip jau pamokos pradžioje minėjau, 2 pažymiais – lietuvių kalbos ir biologijos į vienybę. Na, dabar gavote krepšelius. Į juos parašykite savas mintis, kaip jums šiandien pavyko, kokia buvo pamoka. Tikrai ne kiekvieną dieną jūs būnate prie Alaušo ežero Sudeikiuose ir ne kiekvieną dieną pamokos vyksta čia. Todėl norim minčių, kaip jums sekėsi dirbti grupėse, tiesiog pastebėjimai. Galite net ir nerašyti savo vardų. Jeigu norit, gal parašyti, bet mums svarbu jūsų nuomonė. Ir štai šis medis laukia pasipuošimo. Noriu pristatyti ir priminti, kad šitą gražų medį, tai būtent vieną iš kompozicijos elementų mes gaminome, kai vykdėme dar vieną pamokų ciklą. Buvo integruota biologijos ir lietuvių kalbos pamoka Žemė taip svaiginančiai mylio. Tai yra vienas iš pagamintų produktų, kada gaminama tokius medelius. Ir autorius sėdi prieš jūs, garsusis žurnalistas, Tautvydas. Jam paplokim visi ir tebūnie šitą trispalvę atspindi mūsų ir pilietiškumą, ir kultūros, ir aplamai bendrą viso gyvenimo mokymosi mokytis kompetenciją. Labai džiaugsiuosi, jeigu jūs sukabinsite savo jausmus, o mes su mokytoja galėsim jas jausmingai perskaityti. Ir aišku, gal kokį ketvirtis lašelio dar atsiras prie jūsų vertinimas. Kol rašot vaikai, paskutiniais pamastymas. Visas priemonės jūs sudedate labai tvarkingai į krepšius, nes dar laukia 3 grupės mokinių, kurios atliks panašaus pobūdžio pamoką. Galbūt prie kito vandens telkinio, negaliu dabar įvardinti, surenkate visą šiukšlę.